Tai metas savo laptopą pakeis pagaliau stacionarių kompiuterių savo darbe. Nebegaliu daugiau laukti, nes užsimaniau vis daugiau streaminti ir panašiai. Mano laptopo parametrų kaip ir užtenka, tačiau nelabai. Dėl to, kad turiu 4K ekraną, kuris yra ne tik aukštos rezoliucijos, bet ir daug hercų. Tai to pasiekoja mano tiesiog vaizdo plokštė, nebepavelka. Tai pažiūrėsim, kaip mano laptopas veikia, papasakosiu apie komponentus, ką aš čia ir kodėl dėsiu ir sveiki atvykę į Žentelio kanalą. Nežinau, ar veikia, tai pirmoje video daly bandysim prie jos prijungti aušinimo sistemų, užpils kyšį ir tikiuosi jinai veiks, nes visas video neispirniek. Toliau, ką mes čia turim gero? Nu, tai 2 terabaitai SSD NVMe Lexaro, nereikia pačios greičiausios mano atminties, dėl to, kad aš nedidinsiu video, aš realiai gaminsiu. Ir šiaip pati turbūt sunkiausia užduotis bus ne tik uždėti watercoolingą vaizdo plokščiai, bet ir visą šitą reikalą įkišti į sąlyginai mažą mini ITX korpusą. Ir dar turbūt sunkiausia bus nuspręsti, kokios spalvos aušinimą mes čia dėsim. Tai susipažinkit su Žentelio esamu setupu, kurį jau reikia keisti. Tai prieš 1,5 metų nusipirkau laptopą, nors pats ir labai promautinau stacionarius kompus. Iki dabar pas save darbe naudojau nešiojamą kompą, nes man iš tikrųjų reikia mobilumo, aš su juo visur lakstau. Nu, bet vis tiek, jau man jį reikia keisti dėl kelių svarbių priežasčių. Nors pas mane yra Lenovo Legion laptopas, jisai turi vienas iš daugiausiai rinkoje visokių USB portų ir panašiai, man jau jų trūksta. Aš noriu pasiimti kelis skirtingus ekranus. Jau turiu, kaip sakyti, pirkti adapterius ir panašiai, kas nėra labai gerai. Kitas svarbus aspektas, kad pas mane ekranai yra labai galingi. Yra 4K 144 Hz, o laptopo RTX 3060 mobili versija, nu, tiesiog nebegali susitvarkyti. Ką jūs ir pamatysit, kai pažaisiu kelis žaidimus. Kadangi skirtingai nei daugelis žmonių, aš nesu tas, kuris žaidžia tik FPS-inius žaidimus, tas Valorantas. Aš labai mėgstu visus offline-inius žaidimus, gerų storyline, Resident Evil. O tokie žaidimai dažniausiai būna stiprus žaidimai, kurie reikalauja daugiau resursų iš kompo. Pažiūrėkit. Nu dabar ant praktiškai viskas slow, sumažinta ant 4K grafikų, bei ray tracingų ir panašiai, aš išgaunu dar pagrindinę meniu tik 36 FPS. Taip, aš dabar rekordinu visą tai, bet esant taip pat noriu įstreaminti ir turėti kažkokius paimtus kitus resursus, procesus ir panašiai, nu šito kompo tiesiog neužtenka. Norėčiau šį patobulinti kažkas tokio, bet čia jau laptopas. Net tas pats Valorantas šiaip netaip išspaudžia 100-120 FPS. Tai, nu tiesiog, metas pereit prie rimto kompiuterio, prie stacionaraus. Užduotis numeris 1. Pasižiūrėt, ar iš vis 3090 veikia. Nu, šiaip buvau išsiardęs, viskas su termopastom ir panašiai yra gerai, beveik nebejoju, kad neveikia, bet mes nenorim rinkti kompiuterį vaizdo plokštės, dėl kurios veikimo mes paprasčiausiai nesam užtikrinti. Jo, video bus tikrai netrumpas, nes reikės pjausiu daryti ir sakau, turbūt, kai pratestuosim vaizdo plokštę ir prasidės pats montavimas į korpusą, ten bus turbūt sunkiausia dalis, nes mes turėsim sutalpinti viską į sąlyginai mažai vietos. Ačiū Dievui, kad tokio pobūdžio vaizdo plokštės yra nedidelės, tai jos neužima labai daug vietos, tai korpuse vietos bus daugiau. Ir kitas dalykas, dėl kurio aš noriu apsispręsti, nes nežinau, ar ant procesoriaus, kuris yra i5-13400, statyti štai šį ar štai šį aušinimą. Realybė yra tokia, kuriems visada kyla klausimas, tai kuris veikia geriau, oras ar vanduo. Jie veikia taip pat, kai jų kaina yra ta pati. Šiuo atveju problema pas mane yra ne kaip jie veikia. Bėda vietoje. Kaip minėjau, vietos turėsiu neypatingai daug. Gali būti, kad tam tikrais atvejais man reikėtų lįsti prie korpuso ar ten pakeisti 100 SSD. Jeigu aš turėsiu oro aušinimą, jisai užims pakankamai daug vietos, ko pasiekoje man bus nepatogu lįsti prie korpuso, o prie korpuso lendu aš labai daug. Dėl šios priežasties aš namie ir naudoju tokį štai aušinimą ir korpusą, nes šitą aušinimą aš nenaudoju. Čia tiesiog ant i9 uždėjams tokį kulerį, jis praktiškai visą laiką 100 dega. Tai va, tai nežinau, dar apspręsim, žiūrėsim, matysim. Nu ką, užpilimą darysim. Porą opcijų, tipo, kaip skaityti 4K plokštę. Mano nuomonė,
Pirmoji kategorija yra ta, kuriem užtenka šiam FPS, nes iš tikrųjų tam, kad tu galėtum mėgauti žaidimų, jisai turėtų turėti ne mažiau 60 FPS, ne? Bet kai tu turi 100 Hz, nu tu negali sakyti, kad jinai yra pilnai 4K, nes jinai nepavelka to monitoriaus viso potencialo. Tai vienintelė realiai Cam 9, Cam 8 gali tik tais pilnai išvilpti viską. Neužpyliau. Pavyzdys, kas gali nutikti jums, montuojant aušinimo sistemą. Tokių pavyzdžių yra daugiau negu gerų pavyzdžių, realiai. Nu ką, išsiardam plokštę, vis tiek turiu patikrinti, ar neužsipylė kažkur vandens. Tai mikro lašelius kelis mačiau. Nu tai reikės jos prapūst, pravalyti ir tada galėsim vėl rinkti ir testuoti. Nu užpylimas pirmas nepaėjo, apsipylėm. Apsipylėm taip, kad maža nepasirodė. Apipylėm kaimynus, apipylėm pagrindinės plokščias. Tai dabar jau galim normaliai testuoti. Nu, normaliai. Čia toks žodis, nežinau, ar čia labai tinkamas. Būčiau normalus žmogus, būčiau susidėjęs kažką tikrai normalesnio, paprastesnio, bet nebūčiau žentelis, turiu kažką kitą daryti. Ir dabar pažiūrėsim, nepaisant to, kad mes išsprendėm problemą numeris 1, tai yra skysčio leidimas pro vaizdo plokštės vandens bloką, mes nežinom, ar jinai apskritai veikianti. Gal šios pastarosios porą valandų mums tiesiog buvo dirbamas veltui. Let's go! Paimti šitą, įkišti čia. Gerai, dar porą laidų ir galim testuoti. Arba ne. Veiks ar neveiks? Veiks ar neveiks? Bet čia tai klausimas. Viskas tiesos akimirka. Nu, ar aš turiu kompiuterį su Tram 9? Matai, rašo nuo signal. Gerai, dar kartą bandom. Galvom, visas video pastatytas ant vaizdo plokštės bus sugadintas, bet... Gerai. Jūs. Nu ką, vaizduškė šiaip netaip užsikūrė, protestavom, valandą važiavom Furmarko, daugiau 60 laipsnių nekylo, bet, yra pora bet. Pirmas bet, kad tai buvo atviram atviram keise, čia bus uždaras. Ir kitas dalykas, kadangi čia mažas korpusas ir tai yra iššūkis įstatyti vandens tokią kustomą aušinimo sistemą, tai kaip mes dabar darysim? Tai dabar visiems ir parodom. Na, man padės Haris, dėl to, kad aš noriu anksčiau šiandieną varyti. Taip. Tai mes dabar statysim kompą maždaug taip ir mes ventiliatorius, kadangi mums netelpa jie į korpuso priekį, statysim čia. Airflow iš principo turėtų likti toks, koks ir buvo, kadangi šitie du ventiliatoriai ištrauks orą, čia ištrauks orą, per kažkur tas oras turėtų į korpusą patekti, tai lieka tas radiatorius. Aš tikrai tikiu, kad vaizdo plokštės temperatūra pakils nuo 5 iki 10 laipsnių, bet mane pilnai tenkina 70 laipsnių vaizdo plokštės. Man pilnai tenkina. Ar aišku, tiek daug vergo verta dėti dėl tokio projekto? Ką žinau, jo, kompetencija. Tu nueik prapūst maitinimo bloką, tada aš prisuksiu vieną SSD, tada jau tu tą maitinimo bloką ten įmontuok. Aš pasistengsiu, gal dar jeigu spėsiu prie aušinimo sistemos prilysti ir sumontuoti. Visgi pasirinkau, kad aušinsim skysčių ir procesorių, nes jau taip tos vietos trūksta korpuse, tai jeigu dar mes įdėsim orą, jos ten iš vis tiesiog nebeliks ir sujungt po to visus laidus bus tragedija. Tai dabar apie kas mano kompiuterį sudarys. Z690 Ashroko pagrindinė plokštė, 3 TB SSD, 1 TB MSI'aus, 2 TB Lexaro kaip antras, 32 GB DDR4 3600 MHz, i5 13400 procesorius, gali būti dar dėsos galingesnė, bet manau užteks. Deepcool'o LS320 maitinimo blokas, RTX 3090, HX 850 maitinimo blokas 8 plus goldas ir Thermaltake C240 custom lupo, soft loopingas aušinimo sistema. Tai va, tai daug komponentų, daug darbų. Pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. Kol kas šiandieną buvo daug pakankamai problemų ir visas išsprendėm. Manau, išspręsim ir šitą, tik nežinau kaip greitai.
Tik žentelis gali sugalvoti tokius projektus savo. Žodžiu, įsigandau, kad neturės antros jungties. Tai reiškia, aš turiu vieną jungtį, jeigu neturės to tokio papildymo, tai negalėsiu susinchronizuoti viską. Daugeliu turbūt klausimas kils, kodėl žentelis nesidėjo kompiuterio su DDR5 ramais. Nors ir našumo skirtumas yra, bet aš nesu tas ultra mega max entuziastas. Žmonės vis dar sėkmingai žaidžia su DDR3 ramais. Šitų ramų greitis yra greitesnis negu standartinių, 3600, nors šiai dienai turbūt standartas, mes daug patys dedam su 3.6, tram 2 gigų užteks per akis. Plus tiesiog buvo po ranka gera kaina šitą pagrindinę plokštę, man reikėjo mažos, mini ITX, tai viską gavau, dabar ieškoti kitos plokštės, mokėti 150 dėl ramų, kurie yra brangesni, man nebuvo verta dėl tų papildomų FPS-ų, kurių nėra tiek daug lyginant, kiek aš išleisiu. Šito projekto tikslas išleisti kuo mažiau pinigų ant viso šito kompo, o naudoti tai, ką turiu vietoje. Man jau nebejokinga. Dabar yra lygiai 9 valandos, mes kada pradėjome apie kompiuterio rinkimą apie 4:04, tai sutalpinti aušinamą skysčių sistemą į tokį korpusą, tokio dydžio, tiksliau 2 aušinimo sistemas, buvo tikras iššūkis, bet kaip matot, viskas gavos tikrai neblogai. Kompiuterį paspaudžiau, įsijungiau, liktai šviesa sublikstėjo, tai viskas kaip ir sukasi, aišku, jokio skysčio čia įpilta nėra, tai reikia dar užpilt. Čia bus turbūt sunkiausias ir baisiausias dalykas, ypač žinant, kad jau šiandien vieną kartą mūsų užpilimas buvo labai toks nesėkmingas. Visgi dėsiu raudoną spalvą, nes kažkaip, nežinau, mano mėlyna yra mėgstamesnė, bet kažkaip aš įsivaizduoju, kad raudona kiečiau turėtų atrodyti, ne? Kaip manai? Nors aš pradžią mėlyną būčiau. Aš ir galvoju dėl mėlynas, nežinau. Mėlyna gal labiau clean. Mėlyna man labiau clean. Nu jo. Gal mėlyna labiau clean. Mėlyna. Ate raudona. Ne! Pamečiau kažkokį gabalą. Kokį? Nežinau kokį, buvo kažkoks, va tokie du įkrito. Operacija baigta sėkmingai. Sugaišom 20 minučių. Bet ne 2 valandas. Dar turim vieną problemą, kuri visgi simbolizavo, kad mums pagrindinė plokštė nemato vaizdo plokštės arba vaizdo laido. Ir gali būti, kad nepavyks normaliai jungti, nes vaizdo plokštę reikėtų šiek tiek pakreipti į apačią, o čia yra pakreipta maksimaliai į apačią. Nebent su plaktuku reikės rinktis plaktuko tą pagalbą. Garsai niekur nedingsta, nesuprantu, ar su vaizdo plokštė kažkas ar ne taip. Ačiū Dievui, kad testavau, tikrai vaizduškė viskas veikia prieš tai, bet tikrai neretai surinkus kompiuterį kažkas nutinka ir kompas tiesiog nebenori veikti. Taip paprastai vaizdo plokštės pakeisti negaliu, kaip matot. Tai turėjau specialiai pakeitinę ir dabar turėtų, žiūrėk, bus plip. Gerai. Jo greičiausiai yra taip dėl to, kad šitas trukdo normaliai įsikišti. Žinai, kaip tai galime spręsti? Su plaktuku. Žinai, kas yra geriau negu šitas baltas laidas? Baltas su mėlynu. Lemta buvo, aš pamačiau, ne, atrodys kaip durnai, ne? Tai pala, čia juodas laidas gal buvo. Dabar veiks. Pamatysim, bet dabar veiks. Oranžinis. Net vaizdo nėra. Mėlynas. Nu ja, bet... Yes! Tai va, prieš kaltinant komponentus kaltinkite laidus, nes šiaip dažnu atveju ir dėl ekranų, ir dėl visko, kiek mums žmonės kreipiasi, kad kažkas ne taip. Nu ir dažnai laidai būna. Kelis kartus žmogus siuntė kompą, jo ant galo buvo piktybiškai, jau čia viskas yra ant galo. Sakom, pasikeiskit laidą. Nu ką jūs čia kalbat, koks čia laidas? Pasikeitė laidą ir nebeperskambino. Nu pagaliau baigta. Kas kartą, kai surinku tokią sistemą,
išskirtinesnė, nebenoriu jos rinkti ilgai. Nu ką tu čia prikomentuosi? Nu sudėtingas projektas, ką domina kaina, neskaičiavau. Viena aušinimo sistema su vandens bloku ir visi vamzdukai kainuotų apie 600 eurų plus vaizdo plokštė. Sakykime, nenaujų kainom 600-700 eurų, tai turim 1400 už 3 komponentus, kurie yra tokie 2 pridėtiniai. Tai dar pagrindinė plokštė apie 300, ramai apie 70-80, SSD 100 kokių 50, maitinimo blokas apie 100, korpusas apie 100, aušinimas procesoriaus apie 8, tai nežinau kiek čia gaunu. 5-6 laipsnį, 5-7. Nu tai gerai, nu mes pasieksim kokių 64-65 laipsnius. Pažiūrim, ar... O čia pakelia, ne? O, tai pakelia. Va. Pro čia oras eina, pro čia, žinoma, oras eina, matai, negaliu padėti. Matai, bet. O čia turėtų pagal idėją dabar pritraukti. Matai? TV publika. Prašau. Tai vadinama gerai suprojektuotų Airflow kompiuterė. Net ir nesant prie radiatoriaus, ventiliatoriams vis tiek gale ir viršuje esantis ventiliatoriai orą iš kažkur pasimturi, tai yra konkrečiai priekis, pro priekį eina šviežias vėsesnis oras, taip vėsindamas kompiuterį. Tai dabar turim 61 laipsnį, dar matau, kad tikrai realu iki 66 laipsnių pakilti. Still, tokiam korpuse, tokia sistema su 6 laipsniais tram 9, ryjant 4 maždaug 350 W šiam. Nu va, kompiuteris baigtas, pradėsiu normaliai streamint, gamint ir taip toliau. Tai publika, laukit manęs streamuose. Ir ką, nu visiems ačiū, kad žiūrėjot, nu tai laukit sekančių video, vat žadėjom, kad pradėsim kelt stabiliai, tai ir pradėsim. Bėgi užsubscribe į kanalą ir komentuoji, ko tu norėtum pamatyti ateinančiose video. Tai ačiū uždėmesį ir iki.